esu Dovydas Pakėnas, 4 kurso studentas, čia matysite mano darbą ir norėčiau pacituoti. Šis prologas yra ne autoriaus. Aš norėčiau jūs paprašyti, kad palauktumėte iki pat galo ir tik tuomet pareikštumėte savo nuomonę, jeigu kas nors nepatiko. Mes vaidiname labai aukštai ir ant itin įtempto plono lyno, be jokių apsauginių diržų. Menkiausias garsas nelaiku ir mes, mano draugai ir aš, galime užsimušti. Tai pradeda Žanas Kokto savo pjesę Orfėjas, pagal kurią ir pastačiau šį etiudą. Procesas, visi mini procesą, tai ir aš paminėsiu, kad tai buvo lyg matrioška. Atidarai, o ten dar viena, mažesnė, atidarai, ten dar viena, atidarai, ten dar viena, arba su skrynelėm, atrakini skrynelę, atidarai, o ten dar skrynelė, dar raktelis, ir dar skrynelė, ir dar raktelis, ir taip toliau. Taip mes ir ieškojame tų paslapčių ir tai, ką mes norime įminti, manau, kad ir įmynėme tą mįslę. Tai noriu dar kartą padėkoti jums bei visiems, kam priklauso šitie daiktai, kuriuos naudoju. Ir gero žiūrėjimo. Ne visai. Įjunkit šviesą, čia matyti, žinot, kai sėdė, čia rodai, įsigalant laiko,
darom dar daug kada. Viską atrado. Leidžiame visus nesklandumus ir mes jau pradėsime. Palauk dar sekundę. Ji nebeskamba. Po pirmos raidės ji kartais daro ilgą pauzę. Spėja kitas. Aš tavęs prašiau ar ne? Stovėk ramiai. D. Na kėdė, kas pradės D? Žinoma. Cit. D. Aš kažką blogai suskaičiavau. Nebūk įkyrus. Klausyk, aš geruoju tavęs prašau. Stovėk ramiai. Niekas taip netrikdo kėdės kaip tie, kurie netiki. Nepraversiu daugiau burnos. Labai gerai. D-I-K. Kas padėk? Dėk? Ar tikrai dėl? Dėku. Dėkui? Dėkui? Tai viskas? Dėkui! Dėkui? Dėkui! Dėkui! Tai buvo dėkui! Dėkui! Wow! Matai, Laudike. Jeigu būčiau klausęs tavo iškrypusio proto, būčiau galėjęs tą patikėti. Būčiau pasidaręs silpnybei ir leidžiamas įtikinamu. O dabar tik dėkui. Nuostabu. Nuostabu. Bet čia dar ne viskas. Praeitą savaitę ši kėdė man padiktavo vieną labiausiai jaudinančių frazių. O! Vieną labiausiai jaudinančių frazių aš ją ketinu panaudoti savo poezijai pertvarkyti. O dabar tas dėkui, tai takto viršūnė. Klausyk, Orfėjau, atsakyk man. Po tos garsiosios frazės tu gavai tik vieną žodį. Tik vieną. Ar tikrai manai, kad jisai nepoetiškas? Argi mes žinom, kas poetiška, o kas nepoetiška? Orfėjau, mano poetė, anksčiau būdavo, juokiesi, glaudi mane, supuoji,
Turėjai puikią padėtį. Rašei eilės. Šlovinai saulę ir buvai vienas jos žinių. Tai nerimta. Bet vos tik atsiradus šiems ženklams, viskas baigėsi. Mes atsikėlėme gyventi į kaimą, tu palikai savo postą ir nebenori rašyti. Visas tavo gyvenimas dabar tai yra topinti ženklus, klausinėti ženklus ir laukti, ką ženklai tau atsakys. Na taip, mano gyvenimas iš tiesų pradėjo gesti, dvokti, sėkme ir mirtimi. Saulė ir mėnuo, abu labų tokių. Man belieka naktis. Ir ne kitų naktis, o mano naktis. Šie ženklai pasinėrė mano naktį ir iškyla iš ten kaip maras. Parneša iš ten frazę. Jauti? Menkiausia šitų frazių stulbina labiau negu mano visi eilėraščiai. Atiduočiau pilną savo raštų rinkinį už vieną tų menkų frazių, kuriuose aš girdžiu save, kaip kriauklėje girdime jūrą. Tu tai jūs pacituosi man tą garsią frazę, taip? Taip, taip. Ponia Euridikė dabar eis ramiai atgal, siaubinga tamsu aidai išvaikščiojus. Bet man ši frazė neturi jokios prasmės. Paklausyk, prasmės tai čia tikrai yra. Klausykis paslapties. Ponia Euridikė dabar eis ramiai atgal, siaubinga tamsu aidai išvaikščiojus. Būtų šiaip kokia, o čia ponia Euridikė. Ir dar tas eis, būsimasis laikas. Turėtum būt patenkinta, kad kalbu apie tave. Tai ne tu kalbi, tai ženklai kalba. Nei jie, nei aš, nei kas kitas. Ką mes žinome? Mes stumdomės tamsoje. Mes iki kaklo pasinėjam gamtinį pasaulį. Mes žaidžiame slėpinių su dievais. Mes nežinome nieko. Visiškai nieko. Ponia Euridikė dabar eis ramiai atgal, siaubinga tamsu aidai išvaikščiojus. Tai ne frazė, tai eilėraštis. Mirties gelmių gėlė. Bet man to maža. Reikia mesti bombą. Reikia audros. Jis dūsta, nebekvėpuoja. Mes buvome tokie ramūs. Dar daug ramūs. Tu mylėjai mane? Aš tave myliu. Tu myli ženklus. Aš antroje vietoje. Ai, kvailučiai, čia visai kitas dalykas. Aš nebeegzistuoju. Numirčiau, o tu net nepastebėtum. Na taip. Mes buvome numirę ir patys to nepastebėjom. Eikš pas mane, Orfėjau, mano Orfėjau. Ne, tu manęs nedaužyti! Viską daužyti. Na, to jau per daug. Ponia kasdien išdaužė langą, aš dabar aš jas nedaužau. Pirmiausia, Žinau, ką tu pasakysi. Pasakysi, kad šiandien dar neišdaužai langų. bet Dauž tik po langą. kaip tu gali toks pasidaryti? Mat, koks suktumas. Tu nedauži langų, nes aš esu. Ką tu nori tu pasakyti? Manai, kad aš aklas? Ar tu manai, kad aš aklas? Tu kasdien išdauži langą, kad ateitų tas stiklius. Na taip, aš išdaužiu langą, kad ateitų stiklius. Tai malonus ir širdingas vaikinas. Jis klausosi manęs ir žavisi tavimi. Tai nelyg malonus. Ir kai kiekvieną dieną tu klausinėjai ženklus ir palieki mane visiškai vieną. Aš išdaužiu langą.
nepaviduliauji? Aš paraduliauju? Paraduliauju kažkokiam atėzus stiklin? Bet tu ne per daug. Jeigu tu nedauži lango, tai aš išdaužiu. Mums nuo to palengvės.